Sveiki, gerbiami žiūrovai, senai matėmės, darbų daug, visi knibžda, juda, dirba, darbų tiesiog begalės ir atrodo, kad jie nesibaigia. Vieną galą susitvarkai, jau kitas galas apaugęs, apžėlęs arba kažką sodinti, keisti, daryti. Taip kad sodo darbai nesibaigia praktiškai niekada. Visą vasarą, visą šiltąjį sezoną pradirbam labai stipriai. Ir šiandien aš norėčiau papasakoti apie tai, kaip prižiūrėti magnolijas. Tai yra labai populiarus medis ir tikrai mes jį mylim, mėgstam ir dažnai sodinamės, tokį kaip ekskliuzyvinį, jam randam geresnę vietą, saulėtesnę, užuovėją kažkokią tai. Tų veislių yra begalės, tai krūmo forma, tai medžio forma, bet ką labai reikėtų žinoti, tai aišku, kaip ją pasodinti, kaip prižiūrėti, kaip auginti, kad ji daug gausiai žydėtų, turėtume visą laiką sveiką, gražų ir gausiai aplipusį žiedais pavasarį visą medį. Čia labai svarbus aspektas tai, kad magnolija yra tokia truputėlį kaip sodo karalienė, vadinkim, pavasarį sužydinti dideliais žiedais, bet jinai užsispyrus. Jeigu ją genėsite pavasarį su visais medžiais, jinai užpyks ir kokius bent vienus metus labai mažai žydės arba iš viso nežydės. Todėl magnolijai pats geriausias genėjimo laikas tai yra rugpjūčio mėnuo. Ji dabar yra suformavusi pumpurus žydėti kitą pavasarį, bet per žiemą pamirš, ką jūs jai padarėte. O išretinti, sumažinti tikrai verta tam, kad žiedų atsirastų visa medyje. Jeigu ją paliksime augti, kaip jinai auga paprastai, tai dažniausiai žiedai susiformuos medžio lajos išorėje ir viduj bus labai nedaug. O mes norime, kad mūsų visas medis pražystų ir džiaugtumėmės visų medžiu. Todėl mes ją truputėlį apgenėsime. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį į tai, kas man trukdo praeiti, suformuosim, kas trukdo augti mano hortenzijom. Tai yra pirmiausia toks medžio pavaldumas arba medžio sutvarkymas patogumui. O kitas dalykas, praretinsim šakas ir šiek tiek sumažinsim visą medį, kad jis būtų kompaktiškesnis, kad visi medžiai mano vienodi būtų. Jeigu atkreipsi dėmesį, aš čia turiu 4 magnolijas, iš jų 2 yra gerokai didesnės už pastarąsias 2. Taip kad visą noriu sulyginti, kad mano magnolijų alėja būtų pakankamai vienoda ir visa graži vienodai. Ko šiandieną mums labai reikės, tai iš principo tam, kad nereiktų man lipti į medį, tai naudosime aukštapjovę, genėtuvą. Taip pat genėtuvą, kad nukirpti plonas šakas. Aišku, savo apsauga, tai būtinai visą laiką save saugokit, prižiūrėkite, kad nesusižalotumėt. Ir kopečių, bet kopečių ne tam, kad lipti į medį, nes mes turime aukštapjovės, mums nereikės to daryti. O kopečias aš uždėsiu ant hortenzijų, ant dekoratyvių augalų, kad krentančios šakos nesulaužytų mano grožių. Tai kopečio šiuo atveju tarnaus kaip apsauga gražių mano dekoratyvių augalų. Taip kartais darome ir genėdami kitus medžius arba krūmus, jeigu po apačią auga dekoratyvūs augalai. Uždedat kopečias, krenta šaka ant kopečių, apsaugo jūsų visus augalus kitus ir jūs turite gražų gėlyną. Tai pirmiausia, gerai apžiūrime, įvertinam magnolijos medį, kaip jisai atrodo, kaip jisai auga, ar turi problemų. Ar turi kažkokių tai šakų, kurios trinasi, ar turi blogo suaugimo, smailo suaugimo šakas, tokias turėtume šalinti. Taip pat atkreipsime dėmesį, galbūt yra palūžusių, tai apeisim, apžiūrėsim ir pradėsim nuo tų pažeistų arba sužalotų šakų. Toliau pašalinsim tas, kurios maišo, o tada imsimės žeminimo. Tam mums reikės pradėti medį tvarkyti nuo pačio viršaus. Jeigu mes turime kelias stipres viršūnės, tai paliksime žemiausią ir silpniausią ir nuo tos viršūnės gražiai formuosime gražią formą. Taip kad pradėsim nuo viršaus ir genėsim, tegu krentančios šakos neišlaužia apatinių šakų ir taip suformuosime labai gražiai medį. Darbo daug, bet tikrai verta padaryti ir tą turim daryti rugpjūčio mėnesį. Jeigu norite, kad kitais metais gerai žydėtų magnolija, turite pavasario pabaigoj ją gerai tręšti. Laistyti, tręšti, prižiūrėti, tada kitą pavasarį jums atsidėkos. Nes tokie medžiai, kurie anksti žydi, per metus suformuoja pumpurus, kad galėtų anksti pavasarį pražysti. Pirmiausia, tai pašalinsime šakas, kurios labai trukdo. Va tokios šakos, geriausia jas atlikti per kelis pjūvius. Pirmas pjūvis iš apačios įpjaunama maždaug apie 20 cm atstumu nuo kamieno apie trečdalį. Tada virš to pjūvio nupjaunam visiškai šaką ir likusį kelmiuką pašalinsime trečiu pjūviu. Čia galime matyti keletą pjūvių šiais metais pavasarį, ką kirpau. Pažiūrėkite, kaip gražiai gydosi. Na ir galima matyti
kaip atrodo užgijusios žaizdos, va pavyzdžiui, čia užtraukta. Čia irgi buvo kažkada medžio šaka, visiškai užtraukta, nėra skirtumo, praktiškai nesimato, kad čia augo. Tikrai gražiai atrodo. Tai medžiai patys labai gražiai susitvarko žaizdas, nereikia jiems trukdyti to padaryti, jie iš šono užauga. Tikrai sudėtinga vasarą genėti dėl to, kad per lapų gausą negerai matosi šakų išsidėstymas. Pavasarį, kada tą darome, tai puikiai matome visą erdvę išdėstytas šakas, na, o vasarą tai lapai paslėpia ir reikia labai gerai įsižiūrėti. Tai mano toks patarimas, kad paimkite, pajudinkite šaką ir matysite, kurioje vietoje jis stovi ir ar trukdo ar netrukdo. Ir tokiu būdu žinosite, ką pjauti, ką nepjauti. Nes pavyzdžiui, šitą šaką žiūrint, aš galiu ją visą pjauti, tada visa tas, kas juda išsiema, galiu pjauti dalį, tai išsiims tik tai šitą pusę. Taip lengviau susižiūrėsite ir nepasimesite savo medyje. Labai džiaugiuosi šiais akumuliatoriniais įrankiais ir su aukštapjoje man nereikia lipti į medį, o aš galiu visą lają apžiūrėti ir pjūvį atlikti nuo žemės. Tai labai padeda, pagreitina mano darbus. Plius nupjauta šaką, kad iškrapštyti, yra toks nedidelis kablys, ar ne? Tai atrodo menkniekis, bet kada šaka pakimba, mes galime su tuo kabliu labai švelniai truktelt ir šaka iškrenta ant žemės. Paprasta, bet labai efektyvu. Vien tik tai aukštuminės genėtuvas prasilgina iki 3,90 m. Dar plus mano ūgis ir aš galiu pasiekti nesunkiai kokius 4,5 metro genėti nuo žemės. Labai gerai. Panašu, kad magnolija tikrai graži, suformuota graži forma, kad visoje alėjoje būtų apytikrai panašus medžiai. Ir nukirptas šakas mes galime neužtepti žaizdos, būtent kur nukirpome, nebūtina užtepti dėl to, kad magnolija labai puikiai susitvarko žaizdas, jos tiesiog iš kraštų apauga, tai nieko netepkite. Pasilikite keletą šakų pavasariui, maždaug 10 dienų iki Velykų arba kokios kitos šventės, nusikirpkite šaką, pasimerkite pavasarį, jinai sužydės labai gražiai kambarį, galima naudoti floristikoje, galima naudoti pasipuošimui. O šiaip magnolija gražus medis, nereikalaujantis daug priežiūros, bet gruntas turi būti lengvas, vieta šilta ir turėsite gražius žiedus.